Čiuliai, kas domitės klasikiniam senom kolekciniam mašinom, įdomus labai radinys, 47 metų Lincolnas Coupe variantas. Pasižiūrėkit, kaip jisai atrodo. Kas norit pasijausti tą dvasią, Al Caponės, Čikagos senų laikų, tai va šitas automobilis jums. Aišku, jau būklė jo matosi nuo senėjimų, tiek metų jau jai, bet čia kas užsiema kolekcinę mašinom, restauruoti, tai labai, manau, neblogas variantas. Atrodom bent jau gražiai. Aišku, čia ir prapūviai yra daug. Apeinam dabar, aš parodysim iš išorės, kaip jinai atrodo, po to atidarysim duris, pasižiūrėsim į vidų. Žinau, kad metalas storio, tai ką žinau, čia nežinau, čia jeigu avarija, tai su dabartinė mašinom, jeigu būtų avarija, tai iš mūsų dabartinių mašinų nieko, žinokit, nebeliktų. Nes šiandien tiek storas metalas. Aišku, nenoriu šiandien nieko daryti, lysti, nes bijau, kad neliktų rankoje dangtis. Nes kaip matot, visi rūdis, lakas nuėjęs nuo saulės, čia gal netgi ant kiemo Miami stovėdavo, čia saulė labai yra kaitri. Šitoj pusėje. Ir slenkščiai, ir durys, kaip sakant, užsimti reikia, kaip minėjau, čia reikia ją restauruoti. Bet atrodo tikrai galingai. Priekis koks didelis. Einam pasižiūrėti. 26 dieną sausio bus aukcionas, parsiduoda draudimo. Pažymėta, kad yra tik tai 79 000 mylių nuvažiavus. Bet iš tikrųjų tai žinot. O čia netgi kažkoks kaip staliukas. Geras, pažiūrėkit. Wow, tų laikų klasika. Net nebūdavo galvai, kur atsiremti. Diržas, kai būdavo irgi iš šono, tik tai per pilvą, vairas koks. Visi tepalo matuokliai, temperatūros, apsukos, greitis 110 mylių. Laikrodis ten, galingai atrodo vis tiek, vietos daug, fotelis toksai padarytas. Sėdėjimui atrodo labai minkšta, turėtų būti, bet lubos visos nukritusios. Durys, apmušalai durų, pasižiūrėkit ten, viskas, bet žiūrėkit, elektriniai netgi langai, wow. Nieko savo, tais laikais. Čia mygtukas netgi, gal čia durimo atsidaryti, greičiausiai. O čia turbūt ta mažoji forkė reguliuodavosi. Vis tiek įdomiai atrodo. Lempas reguliuojasi viską. Tai va, draugai, kam įdomu, susisiekit ir padėsim nupirkti.